Sveiki, čia Ekovizija žalioji idėja, laida apie aplinką, požiūrį, patirtį ir ateitį. Trumpai apie tai, ką šiandien laidoje matysite. Visi seni šaldytuvai, televizoriai ar mobilus jūsų telefonas gali virsti naudingą žaliavą, iš kurios vėl bus gaminami nauji daiktai. Statistikos departamentai, valstybinės įstaigos turėjo didžiuosius kompiuterius. Juose buvo dedama daug tauriųjų metalų, daug brangių žaliavų, kad jie patikimai veiktų. Ir jie dideli buvo. Iš vieno kompiuterio galima buvo ir netgi kelis kilogramus aukso išgauti. Kredo yra toksai atrasti ten, kur yra atlieka, kur yra nelabai apsimokantis dalykas, iš jo išgauti naudą. Mūsų kompanijos šūkis yra atlieka turi savo vertę, o jau vėliau prisidėjo, kad atlieka turi ir savo vietą. Taip pat laidoje tikrų ledų receptas iš tikro kaimo. Ledai tai yra kiekvieno save gerbiančio šokoladininko garbės reikalas pasiūlyti žmonėms vasarą ledus. Žiūrite Lietuvos ryto televiziją, laida Ekovizija žalioji idėja. Netrukus jūsų dėmesiui pokalbis, tad dabar trumpa dosija. Domantas Užpalis gimė, augo Vilniuje, mokslus baigė Londone, turi nekilnojamojo turto plėtotojo magistrą. Tačiau labai greitai Domantas susižavėjo maistu, tiksliau šokoladu ir cukrinę konditeriją. Gavęs ES fondų paramą ir ūkininkų iš Giedraičių Dariaus palaikymą, Domantas ėmėsi to, ką vadina didžiausių gyvenimo iššūkių – šokolado, saldumynų ir ledų gamybos. Savo šokoladu Domantas prekiauja kol kas tik Londone. Brikleino turguje jis turi savo vietą ir jau sulaukė pirmosios sėkmės. Lietuvoje Domanto gamintą šokoladą ir ledus ragavo tik vienetai. Tačiau vaikinas pasitiki savimi, visiškai nelietuviškai. Pasitikėjimo esmė – natūralus pienas ir tikras šokoladas. Kviečiu žiūrėti. Pradant nuo to, kiek tau metų? Jo, man 27. Tai vadinasi, mokslai jau baigti. Senai baigti. Istorija ta, kad iš tiesų aš magistrą baigiau Londone. Aš buvęs londonietis. Visiškas miestietis. Ir baigiau tada madingą specialybę. Ir iš tiesų, reiškia, su ta madinga specialybė aš grįžinėjau į Lietuvą visas ant sparnų. Kas yra madinga specialybė? Tai buvo nekilnojamo turto vystymas. Tada iš tiesų buvo didelis pakilimas ir tame. Tai aš grįždamas ant sparnų labai žemai nukritau. Labai žemai nukritau. Ir iš tiesų buvo pats blogiausias laikas grįžti, kada iš tiesų visa rinka traukėsi, o aš pradėjau ieškoti darbo ir kiekviena diena man kainavo vis daugiau nervų ir vis daugiau streso ir man nieks nesisekė. Ir iš tiesų man taip nesisekė maždaug 3 metus. Dabartinė visuomenė iš tikrųjų labai sunku yra kažką miesto visuomeniai daryti kažką tikro. Ir kai tu po kažkiek laiko suprantai, kad tą, ką tu darai, tai yra visiškas burbulas, tai tada metiesi į kažkokį tai kitą kraštutinumą. Tai paprasčiausia tai yra įkišti rankas į žemę ir tada jau tu sulipdai iš to molio kažką tai ir žinai, kad tikra, bet tai nebūtinai taip, ta prasme, galima daryti šokoladą, kaip Domas daro ir tai bus lygiai toks pats tikras daiktas, kaip ir pienas iš karvės. Nes rankų darbas. Nes rankų darbas, nes tu padarai kažką tikro, ta prasme, nepridėjai miltelių į vandenį ir išpūtei didelį oro burbulą ir rašai ant ledų pakuotės nebe gramus, kas buvo prieš porą metų, o mililitrus, nes gramus rašyti būtų gėda, nes 70% yra oro. Bet tada tu rašai mililitrus, ta prasme, ir parduodi tą burbulą. Tai galima pardavinėti burbulus arba galima pardavinėti tikrus daiktus. Ir daryti. Ta prasme, iš tikrųjų nepardavinėti svarbiausia, ką tu pardavinėjai, o ką tu darai. Tai arba tikrus daiktus darai, arba burbulus.
Ta prasme, ledus iš pieno dar gamindavo, na, va, kai aš buvau toks kaip Domas, tai dar gamindavo kombinatai ledus iš pieno. Bet dabar jau seniai negamina. Domantai, pas jis labai aiškus susiskirstimas darbais, nesudarim. Kas už ką atsakingas versle? Nu tai va, matai, pirmoji daly mes pasimeldžiam karves, dabar mes perinam prie antros dalies gamybos. Mes pasimeldžiam karves, tų karvių aš suprantu nemeldžiu. Gerai, mano rankas baltas, aš nemeldžiu karvių, bet aš atsakingas už technologinį visą procesą, už visas receptūras, už skonius, už proporcijas, už ingredientų panaudojimą ir už idėjas. Ledai tai yra kiekvieno save gerbiančio šokoladininko garbės reikalas pasiūlyti žmonėms vasarą ledus. Bet mes kažkaip visą tą apsukam dar aukštinkojam, kadangi mes esam tokie truputį provincialūs, gerai prasme. Mes norėjom tuos ledus padaryti atitinkamos kokybės, kaip ir mano šokoladas. O kadangi aš su Dariumi 100 metų pažįstamas, mes nusprendėm padaryti ledus iš tikro pieno. Ir visi labai juokėsi, kada pasakėm, kad ledus gaminsim ne iš pieno miltelių, bet... Pienas tikrai geltonas, apie ką mes ir šnekėjom, jis toks nėra visiškai baltas. Jo, karvės valgo pienes, tai atsispindi piene. O iš šito pieno, kurį mes šiandien iš ryto pasimeldžiam, mes pasidarysim ledus. Ir iš tiesų mes net naudojam grietinėlės, nes pienas yra ant tiek riebus, kad jis pats duoda tą riebumą. Ir pas mus dėl to yra gelato, kadangi italai ir vadina tą gelato, kad pats principas gelato yra, kad tai yra truputį mažiau riebus ledai, su truputį tankesnė konsistencija, su mažiau įmaišyto kažkokio oro burbulų. Iš tiesų pas mus yra ledai padaryti iki 5 ingredientų realiai. Kuo tavo padaryti ledai, va čia tokiam kaimiškom sąlygom su nerealia technika skirsis nuo tų puikių itališkų ledų, kurios galima nusipirkti prabangiose ledainėse, tame pačiame Vilniaus mieste? Nu, kuo tu konkurencingas jiems? Galim pasižiūrėti. Tiesiog kaip jau sutampa, kad turiu, kaip sako, parodyti truputį... Kas čia yra beje? Kas čia? Čia yra ledai. Čia yra jūsų gelato ledai, kuriuos jūs perkat prabangiose gelato parduotuvėse. Ir štai šitų ledų... Dekstrozė, gliukozė, sirupas, ryžių miltai, pieno skaidulos, stabilizatorius, sojų baltymai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga. Suraskit man, kur yra pienas, kur yra kiaušiniai. Milteliai lyra 100, man atrodo, kas tai yra. O cukrus irgi kur yra. O milteliai lyra 100, kas tai yra tokio? Nu, vat, koduoti. Tai čia gal pienas. Galbūt čia pienas. Lyra 100 yra pienas. Ten kažkokia ten, žinai, E4, 4, 7. Ai, čia šitą mišinį reikia sumaišinti su vandeniu ir bus ledai, ne? Jo, viskas labai paprasta.